Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena, moterų krepšinio mylėtojai. Šiandien labai bus įdomu stebėti, kaip žemesnė LCC komanda susitvarkys su kibirkšties. Šių tolimų metimų Klaipėdos LCC komandai siekiant gerai sužaisti šiose rungtynėse. Justina Miknaitė pabėgusi. Jis yra fiziškesnė ir praeitoje atakoje būtent fiziškumas nugalėjo LCC komandos taupyklę. 12-3 toks rungtynių rezultatas. Švieslentė Daugilė Ūsė verčia 2 taškus su Bet saugo savo kamuolį rankose. Geras ten nusimetimas į kraštą. Gabija Meškonytė 3 taškai. Į kamuolį ir paskutinės 20 sekundžių priklauso Vilnietėms. Kaip čia kamuolį 10 sekundžių iki takį skirto laiko pabaigos. Ten skersas perdavimas Bulanės šūvis iš 3 taškų zonos. Ir Labuckienės baudos metimo. Ten įveikia labai lengvai spaudimą Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas. Ir Miknaitė pirma, kuri nubėga prie kito krepšio. Bulanė per Daugilę Ūsę vardinti Locinecės metimus šios dienos rungtynėse. Čia klysta neatsargiai besidalijamos kamuolių Vilnietės. Dijas po krepšį nepavyko, Sintija Aukštikalnytė kitoje aikštės pusėje. Koks Miknaitės perdavimas Ūsei tarsi kamuoliu. Lenda gilin po krepšiu, ten vaikšto kamuolys ties perimetrų. Sidney Taylor iš 3 taškų zonos užtikrintai ir ramiau. Ir LCC komanda. Iš 3 taškų zonos. Bulanė, dar vienas taiklus tolimas. Taylor gerai įmeta kirtusiai link krepšio Giedrei Labuckienei. Metimą ir vėl desperatiškai atakuoja krepšį Paliulytė ir pataiko. Gertos taškai. Polikari iš 3 taškų zonos ir meta ir pataiko Italija. Sidney Taylor. Geras ten įmetimas Daugiliai Ūsei. 2+1 situacija. Elizabetė Bulanė, Paliulytė, Dijas, Andrunavičiūtė šansas iš 3 taškų zonos. Taip, reikia pataikyti. Sabotkaitė išsaugo kamuolį, Giedrė Labuckienė vėlgi gilyn po krepšiu, pelno 2 taškus. Labuckienė gali žaisti ir pati pajutusi, aišku, žaidimo skonį. Giedrė damos pozicinė ataka, Slavickaitės metimas. Pataiko Urtė Slavickaitė. 85-99, dar vieną kamuolį praranda klaipėdietės. Aleksis Pana, vėlgi Labuckienė įsuka artenos. Netrukus pabandysime pakalbinti Giedrę Labuckienę, sužaidusią fantastinę antrąją rungtynių pusę.